Bėgo be rungtynių Baltijos lygoje Kauno komandai ir Elektrėnuose jie paskutinį kartą žaidė ir iškovojo pergalę 7. Bėgo be rungtynių Baltijos lygoje Kauno komandai. Iškovojo pergalę 7. komandoje. Iškovoja 17 taškų, iš viso 8 pergalės. Čia galimybė padidinti. Būtų smagu, kad jam gimtadienio Kauno komandoje šis skaičius, aišku, kur kas didesnis. Buvo intriguojantis iš tos pusės, jog žaidė dvi pirmaujančios komandos po šios. Kaunas City komandos galimybė ir visų. Ir visus. Ši jaunoji talentų ekipa, kuri dabar siekia savo pirmojo įvarčio. Čia Kauno ledo rūmuose. Yra ir netgi dar jaunesnių. Kaunas City komandos ataka, Kostas Gudžius. Yra ir netgi dar jaunesnių. Komandos ataka, Kostas Gudžius, kurio šiandien yra gavę daugiausia baudos minučių, 22. Pozityvus, geras rezultatas, tai yra pergalė leistų. Bet kad Kauno komanda yra šiek tiek geresnė, tą matome ir 3 įvarčiai tą taip pat atspindi. Rygos ekipa dar nepasižymėjo. Gauna šiek tiek erdvės ir Janis Bulitis. Laikas tiksi ir tęsiasi žaidimas. Ir čia jau turėjo gerą galimybę ir ten, jei neklystu, buvo Timūras Solasteis. O dabar jau Kauno City komandos atsakymas 4-0. Ten, jei neklystu, buvo Timūras Solasteis. As 4-0. Pasižiūrėti tą kovą, dabar pabėga į praktiškai pagal vidurkį žaidžia puolime Kauno City, bet štai gynyboje. 0 buvo praleistas. Praktiškai pagal vidurkį žaidžia puolime Kauno. 0 buvo praleistas. Čia pavojinga situacija ir 2-4. Pavojinga situacija ir 2-4. Čia trečią kartą. Kol kas to jiems padaryti nepavyksta, lieka apie 10 sekundžių ir rezultatas bei pergalė yra tvirtinama dabar. 5-2, Kaunas City gali džiaugtis. Džiaugiasi ir kiti komandos žaidėjai. Sveikiname visus.